Sveiki bičiuliai. Šis Cadillacas, kai buvo naujas, kainavo daugiau negu Ferrari, o dabar mes jį įsigijome pigiau nei dėvėta Toyota Prius. Kasgi tai? Tai kaip ir minėjau, praeito epizodo pradžioje, praeitą savaitę reikėjo eiti su ilgom kelnėm megztiniu ir švarkeliu, o šiandien važiuojam su kabrioletu ir su šortais. Pats bokseris irgi išsitraukiau, puikiai proga išvažiuoti, pavažinėti, kai taip šviečia saulė. Pasižiūrėjau, per praeitą sezoną mes išregistravom rugpjūčio mėnesį, tai per praeitą sezoną pravažiavom virš 6000 km. Tai šiaip viskas buvo gerai, važiavome patys, važiavo nuomininkai, automobilį nuomavom. Primenu, kad šį bokserį bei ir kitus kabrioletus galite išsinuomoti be vairuotojo, pasivažinėti bei pasidžiaugti šią saulę, kurios mes taip išsiilgę. Taigi visai šiaip patenkintas bokseriu, tai tikiuosi šį sezoną su juo tikrai dar daugiau pavažinėsim, dar daugiau pafilmuosim ir galėsim pasidžiaugti. Per praeitą savaitę buvome su Ford F100 nuvykę į Belmonto žirgyną. Tenai šeštadienį vyko šventė ir mūsų Fordas stovėjo apkrautas prizais vidury arenos. Tai irgi toksai buvo tikrai nekasdienis renginukas, tai ganėtinai smagiai susižiūrėjo ir kaip ir daugelį atvejų, kas pamato mūsų Fordą F100 pick-upą, tikrai šypsenos veide ir visiems kelia geras emocijas. Taigi tikrai nuostabus automobilis ir nuostabią emociją jisai atspindi. O dabar važiuojame į Juliaus auto dirbtuvės ir pasižiūrėsim tą paslaptingą pirkinį, apie kurį užsiminėm šio epizodo pradžioje. Taigi, atvykome pasižiūrėti mūsų pirkinio. Kągi įdomaus mes nusipirkom, trumpai norėčiau jį parodyti ir papasakoti trumpą istoriją. Taigi, prieš jūs paskutinis praeitų metų pirkinys Cadillac Alante. Tiesa, jisai kaip ir keli mūsų modeliai grįžo ne visiškai sėkmingai, tai jisai automobilis buvo sveikas, tačiau atsirado du defektai. Pirmas – žibintas buvo sveikas, tačiau krovimo metu turbūt bam ir nebėra žibinto. Ir stogas. Stogas buvo perpjautas, suplėšytas, turbūt krovimo metu, taigi dėja turime du defektus, tačiau visko pasitaiko. Visada yra rizika, tačiau šiandieną ne apie tai. Jums norėčiau šiek tiek papasakoti apie pačią Cadillac Alante istoriją. Tai yra labai įdomus automobilis. Ir viskas prasidėjo 80-aisiais, kai Cadillacas suprato, kad jie turi vieną bėdą, kad jie neturi roadsterio, neturi kabrioleto, kad juos dauguma klientų asocijuojasi su prabangiais automobiliais, senamadiškais ir neturi nieko jaunatviško. Ir kągi jie padarė? Jie negali konkuruoti su Mercedesais, BMW ar netgi Ferrari. Jie nusprendė padaryti štai šį meno kūrinį. Iki to, ko dar anksčiau nebuvo darę. Tai yra, jie nusamdė italų Pininfarina dizaino namus, kurie gamina Ferrari ir dizainus ir padarė šį nuostabų automobilį. Ar tai yra nuostabus? Einame toliau ir sužinosime. Pats kėbulas buvo šiek tiek amerikietiško atspalvio turėjo ir europietiško. Tai yra, kaip matote, amerikietiškas priekis, tai yra chrominės grotelės, toksai tikrai to laikmečio amerikietiškas priekis, o pats šonas, jis labiau primena tokį europietišką. Gražus dizainas, trumpas, 2 durų roadsteris, kaip matote, chromo jokio nėra. Koksgi įdomus faktas ir turbūt vienas iš įdomiausių faktų šio modelio, kad jisai buvo gaminamas Italijoje, jo kėbulas, tada specialiai paruoštų Boeing 757 lėktuvų skraidinamas į Ameriką virš 7000 km ir Detroito gamykloje jis buvo surenkamas. Įsivaizduojat, ant kiek išaugo transportavimo, logistikos ir kiti kaštai pagaminant šį modelį. Norėčiau paminėti, kad į vieną lėktuvą tilpo tik tai 54 kėbulai. O iš viso per visus gamybos metus jų buvo pagaminta daugiau nei 20 000. Tai įsivaizduokite, kiek skrydžių buvo padaryta, norint šį automobilį nugabenti. Kitas įdomus faktas, kaip ir minėjau šio epizodo pradžioje, kad šis Cadillac Alante buvo antiek brangus. Jeigu mes naują tuo metu Ferrari 308 galėjom įsigyti už $50 000, tai šis Cadillacas kainavo 54 000, o šiek tiek atnaujintas net 58 000. Tai galime suprasti, kad šis Cadillacas naujas kainavo brangiau negu Ferrari, o dabar jis kainuoja pigiau negu Priusas. Taigi, kodėl nenusisekė šis Cadillacas? Viena iš priežasčių buvo variklis.
Šis modelis buvo gaminamas su 4,1 litro varikliu. Tai buvo pats silpniausias modelis. Tiesa, jį atnaujino į 4,5 ir 4,6 kaip mūsų žaliam Cadillac Alante. Kapotas dabar neatsidaro, tai darysim vėliau. Tai yra pats paprasčiausias V8 varikliukas šiandien, turintis tik tai 170 arklio galių. Jūs įsivaizduojat, mokat brangiau negu Ferrari, turite automobilį su priekiniais varančiais ratais, automatinė greičių dėžė ir tik tai 170 arklių. Nesąmonė. Tiesa, mūsų žalėsis, jeigu pamenat Cadillac Alante, kuris turi dūžį šitoje pusėje, bus parduodamas, jisai turi 32 vožtuvų Northstaro variklį, kuris turi 300 arklio galių. Tai yra visai kitas automobilis. Taigi, stogas yra prezentinis. Šis Cadillacas turi ir hardtopą, kuris yra plastikinis, tai yra tikrai lengvas, nėra metalinis, labai protingas sprendimas. Tai buvo papildoma opcija, tai jūs galėjote įsigyti hardtopą. Tai šitas Cadillacas tą turi. Galinė dalis. Galinė dalis dizainas, kuris tikrai nieko neišsiskiria. Čia ir yra visas žavumas ir keistumas šio modelio, kad iš esmės tai nėra greitas automobilis, tai nėra patvarus automobilis, tai nėra netgi labai įdomus automobilis, tačiau yra įdomi visa jo istorija, atsiradimo ir kūrimo. Kaip Cadillacas sugalvojo tokį beprotišką planą gaminti jį Europai, skraidintis į Detroitą ir ten užbaiginėti, kaip jie investavo begalės pinigų, norėdami padaryti tokį modelį, tačiau dėja, nieko nepasisekė. Šiuo metu mes turime Cadillac Alante, tai modelį, kuris atspindi nepasisekusi bandymą Cadillacų įeiti į kabrioletų ir roadsterių segmentą. Tiesa, įdomus faktas, pats pavadinimas Alante. Galėtumėm galvoti, kad jisai su kažkuo asocijuojasi, kad tai yra kažkoks pavadinimas, vardas ar dar kažkas, o iš tikro tai buvo kompiuteriniai programai sugeneruota virš 1500 pavadinimų ir Cadillac atstovybė tiesiog atsitiktiniu būdu išrinko šį pavadinimą, kuris jų nuomonę atspindėjo ir puikiai tiko Europai. Taigi, tai buvo Cadillaco bandymas užkariauti Europos rinką. Tačiau jis nesugebėjo konkuruoti su tuo metu Mercedes 107 kėbulų roasteriu, kuris buvo tikrai žymiai patvaresnis ir geresnis. Nesugebėjo sukonkuruoti su Ferrari, kuri teikia emociją. Nesugebėjo sukonkuruoti su ta pačiu BMW, kuris teikia sportiškumą, jaunatviškumą ir kitus jausmus. Pats Cadillac Alante vidus. Vidus yra įdomus ir tikrai vertas atskiro pasakojimo. Visų pirma, tai yra nors ir iš išorės bandymas konkuruoti su europietiškais gaminiais, tačiau viduje tai yra tas pats amerikietiškas automobilis. Patogus krėslai, toks atsisėdi kaip fotelyje, daug mygtukų, viskas elektra, sėdynės, veidrodėliai, langai, visas valdymas. Apie mygtukus norėčiau kitą. Jūs pažiūrėkite, kiek yra mygtukų. Kaip matote, viena iš įdomiausių jų dalių, tai yra skydelis. Kaip matote, jis yra spalvotas, įsijungi, tokie du pusrutuliai atsiranda, tai greitis, tachometras bei kiti parametrai. Kaip matote, šitas automobilis nėra labai daug važiavęs, apie 62 000 mylių, tai tikrai gero stovio. Toliau jūs matote panelį, kur yra begalės mygtukų. Yra visas valdymas, pečiukai, kondicionierius, magnetola ir netgi čia jūs matote kasetinį grotuvą. Tai šito kasetinį grotuvą, jūs įsivaizduokit, 88 metais užsileidžiat kokį Bonnie M arba Modern Talking ir važiuojate gerų kelių. Tai yra labai smagu. Viskas oda, panelė oda, konsolė oda, sėdynės oda. Kaip matote, jis yra dvivietis. Tai irgi buvo kaip ir toks prabangos segmentas, šeimininis automobilių mes jo negalėtume pagaminti. Bagažinė. Bagažinė turi liftą, kas irgi įdomu, bet tuo laikmečiu, jeigu pamenat, mano mėlynas Cadillacas turėjo bagažinės liftą, kurį ramiai gražiai užsidaro. Ir kaip matote, viduje irgi yra viskas gražiai išklota, atsarginis ratas irgi matosi turbūt mažai netgi naudotas, irgi taip labai įdomiai gražiai užsidaro. Taigi, apie Cadillac Alante turbūt tiek. Motyvai, kodėl aš pirkau šį automobilį, aš manau, kad jis yra įdomus savo istoriją, jis tikrai nebus greitas, jis tikrai nebus labai gerai važiuojantis ar labai išskirtinis, tačiau tai automobilis, kuris turi įdomią istoriją, kuris yra labai tvarkingas, neskaitant šio, dūžio, bet mes jį susitvarkysime, apsiaptarnausim ir tikrai važiuosim, pasivažinėsim, parodysim jum kokioj parodoj, nes Lietuvoje mano žiniuose yra vienas ar du Cadillac Alante, neskaitant mano žaliojo, taigi tikrai labai retas automobilis, nors ir jų buvo pagaminta virš 22 000, tačiau dėl mano anksčiau išpasakotų motyvų šis automobilis nėra labai populiarus. Taigi, apie jį tiek, o dabar visus kviečiu eiti prie kompiuterio, pasižiūrime
kokiegi pirkiniai dar gali būti ir gal netgi papasakosiu apie vieną įdomų pirkinį. Einam, draugė. Cadillac Alante kokybė atsispindi net vartotojo vadovė. Tai yra ownerio manualas šio automobilio, kur yra numeris 1 savininkas ir vartotojo vadovas, kur yra pateikiama visa informacija. Ir įdomu tai, kad visam vartotojo vadovė visi paveiksliukai yra spalvoti. Kokiam jūs dar modelį matėte, kur vartotojo vadovė paveiksliukai yra spalvoti? Tai wow, toks dalykas, kuris tikrai netikėtas tokiam modelį. Tai kaip matote, šis modelis su savo ketinimais norėjo nueiti toli, bet kaip matome, toli jis nenuėjo. Taigi, šiemet įsigijau pirmą automobilį. Pirkau kelis, nelaimėjau, bet vieną pavyko laimėti. Kokį? Pasižiūrėsime šiek tiek vėliau. Tačiau iš pradžių norėčiau jūs pakviesti persižiūrėti per paskutinius metus artėjančių aukcionų, kokių įdomių automobilių yra. Tai va šitą žiūrėjau Fordą Coupé, tai yra irgi raudonas, matosi sutvarkytas, modifikuotas automobilis. Tai va irgi bus aukcionas, pasižiūrėsime už kiek išeis. Irgi turiu tam tikrą kainą nusistatęs, jeigu pavyks, gal kažkas pasiseks. Šitam Rolls-Royce tai irgi dalyvavau aukcione, stačiau, šiaip ganėtinai daug, tačiau nepavyko įsigyti, jisai parsidavė gal už 13-14 tūkstančių, tačiau grįžo į aukcioną ir kaip matote, buvo buy it now 15 tūkstančių, dabar dingo. Tai žiūrėsim iš kiek išeis. Cadillacas, Ford Bronco irgi žiūrėjau, bet kažkaip labai keista, kaip matote, 17800 buy it now, kažkaip labai didžiulė kaina. Šitą Chevroletą 53 metų irgi žiūrėjau, bandžiau statyti aukcione, nepavyko laimėti, dabar kaina yra 15 tūkstančių. Kaip matote, automobilis šiaip labai tvarkingas, gražus, geltonas, vidus labai tikrai išskirtinis, toksai visiškai old schoolas. Tai galvoju, irgi būtų puikus automobilis nuomai, vestuvėm labai gražus ir šiaip pats tikrai smagiai prie Nash Metropolitan ir Ford F100 prasivažiuočiau. Čia dar Fordą vieną žiūrėjau, Corvette irgi buvo pakankamai tvarkinga su 52 tūkstančių mylių rida, tai irgi tvarkingas, kabrioletas, raudonas, su raudonu salonu, tai irgi žiūrinėjau, nes su mano baltu Corvettu nelabai pasisekė, tai žiūrinėjau šiek tiek geresnį stovio. NSX, man rosi, per praeitą mūsų apžvalgą jis parsidavinėjo, tai vis niekaip nenuperka jo. Šitas Jaguaras XJ6 labai gražus irgi žiūrinėjau, tai toksai wow, raudonas, su šviesiu salonu, vidus toks man tas tokios britiškos prabangos, tai irgi labai įdomus automobilis. S-klasės Mercedes S55, irgi žiūriu šitą šiek tiek naujesnį, bet irgi jau tampa modernioji klasika, kaip ir 997 Porsche'as, tarkim, arba E39 BMW M5, tai irgi žiūrinėjau, norisi gero stovio įsigyti. Šito kaina ganėtinai pigus turėtų būti automobilis, nes pure sales yra, tai va dar yra pravažiavęs 84 tūkstančius mylių, irgi nėra daug, tai dar turime 2 dienas nuo mūsų filmavimo, tai pasižiūrėsime, kaip mums seksis. Taigi norėčiau papasakoti apie dar vieną automobilį, kurį ketinu įsigyti po 2 dienų vykstančiam aukcione. Tai yra Rolls-Royce Phantom, mėlynos spalvos, po eismo įvykio, ganėtinai stipriai daužtų priekių, kaip matote. Tikrai su mielu noru norėčiau įsigyti automobilį, kuris būtų mažiau daužtas, bet nėra iš ko rinktis, tai žiūrinėjau šitą Rolls-Royce'ą. Tai irgi jisai ganėtinai smagus yra, juodas, pusiau apklijuotas mėlyna plėvelė, šviesus vidus, įsitraukiau Carfaxą, nes ridos nerodo, tai rida yra šiek tiek daugiau nei 35 tūkstančių mylių, tai yra tikrai nedaug važiavęs automobilis. Tai mano planas, kaip ir kažkokioj turbūt epizodė minėjau, įsigyti 2 automobilius tokio segmento, tai vienas iš jų yra Rolls-Royce'as, apie kitą papasakosiu šiek tiek plačiau. Tai kaip seksis man su šiuo Phantomu, paaiškės po 2 dienų ir turbūt kitam epizode jums papasakosiu. Poršiukas irgi 38 tūkstančiai buy it now, šiek tiek aprinktas, bet labai gražus man šitie tikrai smagus poršiukai. Irgi Continental R, Bentley žiūriu aprinktas, šito manau, kad kaina gali būti ganėtinai didžiulė, tai turbūt nepavyks jo įsigyti, bet šiaip ir kol kas žiūriu įdomiau kiek kaina. Mercedesas, tai va dar įdomus modelis yra šitas S420 Mercedesas, įdomi labai spalva jo, žalias su šviesiu vidum. Taip, tai nėra S600, kurio, tarkim, daug kas nori ir tikrai tą vertę laiko, bet kiek pasižiūrėjau iš nuotraukų, išsitraukau Carfaxą, 85 tūkstančių mylių pravažiavęs, šviesių vidum ir tokia žalia gražia spalva, tai tikrai būtų įdomus mašiniukas. Land Roveris ir Alfa Romeo. Irgi kągi, norėčiau parodyti dar kelis automobilius, tai Maybach 62, tai jame irgi dalyvavau, kėliau kainą iki 30 tūkstančių.
neįsigijau, nupirko kiti. Tai irgi įspūdingo įdomumo automobilis, labai ieškau arba 5.7 arba 6.2. Įdomus faktas buvo, kad radau informaciją apie būtent šitą modelį, tai kai jisai buvo naujas 2004 metais, jisai buvo nupirktas daugiau negu $310 000. Tai galite įsivaizduoti, koks nuvertėjimas. 560 irgi baltos spalvos, šito irgi nepaėmiau, nes yra aukcione geresnės būklės su šviesių salonum, mersiukas, tai ateis laikas jį pabandysiu įsigyti. Ir pagaliau pabaigai, tai yra mūsų vyšnė ant torto, tai yra mūsų pirkinukas, tai yra Datsun 1600 Roadsteris. Kaip matote, jisai yra 69 metų. Jis tikrai buvo restauruotas, matosi iš stovio, iš ratlankių, iš spalvos, iš kitų elementų ir yra šiek tiek daužtų priekių. Tai sparnas, kapotas, bamperis, grotelės, tai irgi šitas dalis, manau, pasikeisiu ir bus tvarkingas mašiniukas. Šie roasteriai buvo pagaminta šiaip pakankamai daug, virš 40 000, buvo 1000, 1600 ir 2000, tai pagal variklio 1,6 ir 2 litrų. 2 litrų buvo patys, reiškia, greičiausiai su 5 bėgių mechaninė greičių dėžė. Šitas yra 1,6 su 4 bėgių, su šviesiu saloniuku. Taigi, tokį roadsteriuką įsigijome, taigi bus dabar call-out, kaip matėt, Cadillac Alante jau atvyko, apsižiūrėjom, tai dabar bus call-out ir lauksime šito Datsuno. O jūs komentaruose pakomentuokit, ką jūs manote apie šitą Datsuną, ar tai įdomus pirkinys, ar buvo verta įsigyti vieną iš 5 automobilių šiemet, būtent Datsun. Tai šiam kartu tiek, o dabar visus kviečiu trumpam nuvykti į fermą ir pasižiūrėti, kokios naujienos tenai. Taigi atvykom į fermą, einam pasižiūrėsim, kasgi čia įdomaus. Pravėrus vartus, turim šokių salę arba automobilių fermą. Taigi, kaip matot, grindys jau yra pabaigtos, labai smagu, šiaip iš tikro labai patenkintas galutinių produktų, pavyko išlaikyti vieną lygį nuo įėjimo, tai viskas gražu, lygu, kaip matot, viskas lygu. Pats betonas yra supjaustytas pagal reikalavimus, tai turi mėnesį laiko pabūti, po to bus sutvarkomos siūlės. Taigi, tolimesni planai per ateinančius mėnesius yra įsirengti čionai vidų, tai yra čionai darome sieną, čionai bus viena patalpa, kur galimai bus tvarkymas surinkimas. Čia matote, nusipirkome plovimo mašinytę, kad galim būtų grindis plauti ir palaikyti tvarką. Kitoje pusėje planuojamas, kaip ir minėjau, ofisas, tai irgi mūrėjam sienas, darom ofisą, o čionai atsiranda vartai per vidurį ir tampa dirbtuvių patalpa. Čia yra, kaip matot, numatytos vietos keltuvom, yra subetonuoti keltuvų pamatėlį ir keista garuoja, išeidinėja drėgmė iš betono, nes betono yra didesnė koncentracija. Lubas turėtų apšiltinti irgi, atvažiuoti mėnesio bėgyje ir pabandom įsirengti. Taigi kitose epizoduose kviečiu pasižiūrėti, kaip mums sekasi įsirengti fermą. O už dirbtuvių patalpos bus automobilių laikymo patalpa. Tai ir, kaip ir minėjau, kas norės žiemai laikyti automobilį tokiose patalpose gražiai, tai ir galės susisiekti artėjant sezono pabaigai ir užsirezervuoti vietą. Yra numatytos irgi keletą idėjų, kaip įsirengti vidų, dizaino elementai ir keli sprendimai, taigi pasižiūrėsime, kaipgi mums pavyks jas įgyvendinti. O dabar siūlau eiti į kitas patalpas, pasižiūrėti, kas tenai naujo. Kaip praeitam epizodė neėjom, nes vyko statybininkas ant mazge, tai dalį darbų jau ir užbaigė. Tai turime kriauklytę, tualetą, dušą, skalbimo mašiną, boilerį, langelį, kondicionierių. Tai taip maždaug atrodo mūsų sanmazgas. Toliau tęsime jo įrengimo darbus. Fermui tiek, imsime staliuką, vieną, kitą staliuką ir kursime automobilius ir varysime Vilnių, norim pasiruošti Vilnius Auto Show parodai. O planas yra varyti šitą žvėrį į parodą, tai yra Nash Metropolitan, tai labai įdomu, kaip sureaguos ir Vilniaus publika. Tai planas jį dar nuvažiuoti, išplauti, išvalyti. Šiuo metu
Yra išrinktos durų apmušalai, jeigu pamenat, jie buvo šiek tiek atvėpę, tai dabar tvarkomas kartonas. Užsirašęs pas Marių, kuris prižiūri man visus automobilius, juos valo, gražina ir paruošia parodai. Tikrai labai esu patenkintas jo darbu, o Mariaus rezultatą galėsite atvykti ir įvertinti parodoje. Vieną automobilį jau jisai paruošė, pasakė išgavosi gražiai, tikrai galėsite pamatyti Vilnius Auto Show ir jais pasigrožėti. O šitas ufanautiškas mažiukas įdomus, taipogi važiuos. Tai bandysime šiandien kurti ir su juo važiuoti į miestą. Aš šiandien namo važiuoju su Pontiac Firebirdu, apie kurį jau kažkada kalbėjau anksčiau. Šis automobilis bus parduodamas ir kas norės galės įsigyti Vilniaus Auto Show metu, nes bus parduodami, stovės apie 15 įdomių automobilių. Tai irgi laukia ekspozicijai galėsite apeiti, pasižiūrėti šį bei kitus automobilius, kurie stovės pardavimui. Tai dabar dedam numerius, draudimą pasidarė, kuro yra, važiuojame, reikia jį išplauti, išvalyti saloną ir paruošti parodai. Taigi, šiam epizode tiek. Su visais susitiksime Vilniaus Auto Show, kuris vyks jau nuo šio penktadienio. Taigi visus dar kartą kviečiu, atvykit, pabendrausim, pasižiūrėsim, turėsim mūsų stendą. O dabar pabaigai norėčiau paskelbti laimėtojus, kurie laimėjo OBS simuliatorių važiavimą. Taigi po video jūs matysite kelis nugalėtojus, parašykite man, suorganizuosime jums kvietimą, nuvažiuosit į OBS areną, pažaisit OBS simuliatoriais. Taigi, šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki susimatymo Vilnius Auto Show 2026.